Tai labas ir sveiki atvykę į naują vlogmą. Tai šiandien rytą pradedam jau su kava. Ir pasišildėm vakarykščių makaronų. Tai bus pusryčiam. Tai galvoju, galim iš karto ir atidaryti dar gal ir advento kalendorių. Su Rėju buvom lauke. Rėjus šiaip tai labai fotogeniškas. Ir kas nežinot, Rėjus turi irgi Instagramą, tai aš jam sukūrus Instagramą ir kažkurio metu gan aktyviai kėliau jo nuotraukas. Tai ir tas Rėjus Instagramas vis dar egzistuoja, aišku, aš tik tais nelabai taip daug nuotraukų įkeliu, bet kas norit, galite pasekti jį Instagrame būtinai. Ir šiandien Rėjus važiuoja skiepytis tų metinių vakcinų. Aš tikrai nežinau, kokios ten yra ir kas kaip, bet gavom kaip tik žinutę, kad jau laikas. Ir šiandien užsiregistravom, tai 2 valandą važiuosim skiepyti. Tikėkimės bus gerai šiais metais viskas, nes, ir pernai šiaip buvo gerai, bet po kažkur savaitės laiko po vakcinos atsirado toks guzas ant tos vietos, kur leido tą vakciną. Ir mes nesupratom, iš kur tas guzas, bandėm ieškoti ir internete. Edgaras lyg tai išskaitė, kad gali būti nuo tos vakcinos, bet aš sakau, bet visą savaitę nieko nebuvo, atsirado čia tik po savaitės, tai kažkaip man buvo labai keista. Tai aš jau prisigavau, kad ten baisiausių dalykų, diagnozių. Bet po to, man atrodo, naujau Facebooko grupę ir kažkur kaip tik kažkas šnekėjo apie tą pačią temą, kad guzas po skiepo. Ir pasakė, kad išsivaikščios per 3-4 savaitės, galbūt galima išmasažuoti ir panašiai. Tai ir iš tikrųjų praėjo tas guzas ir buvo viskas gerai. Tai šiais metais, jeigu atsiras guzas, jau žinosim, nuo ko ir kas. Tai gulim su Rėju. Jau ir pavalgiam. Tai galvoju, laikas gal daryti kalendorius. Gerai, atidarom tavo kalendorių šiandien. 12 pačiam kamputį. Ir vėl medalioną gavai. Jau laižusi. Jau ir jisai žino, kas čia laukia jo. Medalionas. Prašau. Ir manasis. Man jau atrodo, tiek nebedaug liko čia tų visų dėžučių. 12 diena. It's in the eyes. Tai čia bus koks tušas gal? Jo, čia yra tušas iš Sephoros kolekcijos. Aš sakau, šiaip visai Sephoros produktų aš nenaudojusi seniau, dėl to, kad niekur nebuvo tos Sephoros, kur nusipirkti. Tai nei Lietuvoje nėra tos Sephoros, nei čia Norvegijai nėra Sephoros. Bet labai įdomu pabandyti visą šitą produkciją, nes labai daug ir matau aš šių reklamų ir girdžiu ir labai daug kas naudoja. Tai labai džiaugiuosi, kad šiais metais iš tikrųjų nusprendžiau užsisakyti šitą kalendorių. Tai bus galima išbandyti visokių kitokių įdomių produktų. Tai ką, jau ruošimės ir važiuosim su Rėju pas veterinarą. Pasiėmėm Rėjaus pasą. Ir jo, turim pasą su visais duomenim ir čia tą rašys, ką padarė, vakciną ir taip toliau. Ir dar turim tokią kortelę, kur yra, kas 6, negaunas, kas 5 vakcina yra nemokamai, tai jau turim 2 vakcinas, šiandien uždės 3 štampą ir tada liks dar vienas iki nemokamo. Pati metinė vakcina su apžiūra pernai mokėjom 1000 kronų. Tai kas yra apie 100 eurų. Tai šiais metais ar šiandien tikriausiai irgi bus taip pat. Tai viską pasakysiu. Einu lauką. Einu. Jau įsėdam mašiną, prisisegėm su Rėju ir važiuojame. Čia buvo pora dienų, savaitgalį, kad buvo gan šilta, buvo tik minus gal 3-4, o dabar vėl minus 11, tai visai šaltoka, bet šiaip, žiūrėk, minus 14, beveik 13,5. Aš ten minus 15 buvo apsivažiavau. O ką noriu dar sakyti? Kad savaitgalį dabar ateinantį bus +6, +8 ir bus lietus ir visas šitas gražus sniegas, man atrodo, ištirps ir bus nefaina, nes bus labai daug pliurzos ir labai daug lietaus.
jau pavakcinavom Rėjų ir iš tikrųjų, jo, pasižiūrėjo, kiekviena vakcinacija vyksta taip, kad dar yra kaip tiesiog bendra šuns apžiūra. Tai apžiūrėjo visą kojas, kailį, žodžiu, apčiupinėjo ir visus sąnarius, ausis, pažiūrėjo akis, dantis, viską bendrai žiūri. Ir tada jau suleidžia tą vakciną ir dar kaip tik pasiėmėm receptą nuo šitų Erkučių. Nuo Erikio dar pasiėmėm tą receptą, kad paskui jo nusipirkti, kai bus jau tas sezonas. Dabar tai tikrai nereikia, sakė, tai bus ant vasaros. Ir kiek sumokėjom, kas įdomu, gal kažkam įdomu, tai sumokėjom mes 1269 kronos. Netaip brangu. Netaip brangu. Aš galvoju brangiau, bus jau taip pradėjai sakyti, galvoju, X2 bus. Ne, tai aš ir sakiau, kad jo, kažkas apie 100, tai matyt biški pabrango dabar. Ta receptą dėl erkių, vaistų nuo erkių, tai galima jį pasimti realiai bet kada, bet jeigu ne vizito metu, tu moki už receptą 169 kronos. O jeigu vizito metu, tai prie vizito šalia tiesiog duoda 59 kronos už tą receptą. Tai tada galvoju, kad jau mes čia pat, tai pasiimkim ir tą receptą kitiems metams. O dabar važiuojam vėl namo, reikia kažką daryti valgyti. Šiaip mes šiandien buvom prisižadėję savo daryti skoldūnų. Ir aš dar vakar užsiminiau, kad dar noriu padaryti ir obuolių pyragą. Tai, kas nugalės? Vaiskinti. O ta grėtinė, kur rodžiu irgi iš Švedijos, kur nusipirko mažą grėtinės indelį. Nes jeigu didelės neimsim, tikrai nesuvalgysim tiek. Jeigu dėl koldūnų imam tik mažą grėtinės pakelį. Tai tos grėtinės pakelio beveik nebeliko, nes tą pačią dieną suvalgėm pusę jo, man atrodo, suvalgėm su nachos. Tai sugalvojau daryti koldūnus. Šiandien vis tik tai jau nusisprendė, kad bus koldūnai. Tai dabar jau atšildinėjau mėsą ir darysim tešlą pagal radau iš Lamaisto kažkokį receptą, kur yra kaip plikyta tešla. Tai tą ir darysim, tai dėsiu, kiek čia buvo, 3 stiklinės miltų, 1 stiklinė vandens, 4 šaukštai aliejaus ir truputėlis druskos. Tai viską sumaišysim ir jau bandysim daryti koldūnus. Tai kažkada iš kiniečių buvau užsisakius šitokias formeles koldūnam. Tai bandysiu šį kartą, aš neatsimenu šiaip ar bandžiau su jais kada. Neatsimenu, nebent labai seniai, kai nebeatsimenu. Bet pabandysim šiandien su šitais, tai nežinau, čia yra mažesnė ir didesnė. Nežinau net kaip, man atrodo, čia gal šitaip. Šitą spausti kitą pusę. Labas ir vėl išėjom į lauką. Lauke labai šalta vėl. Nes vėjas, didelis vėjas, šaltas vėjas. Tai nėra smagu vaikščioti. Pavalgėm tų koldūnų, iš tikrųjų labai vykę gavosi.
Ir iš tikrųjų labai smagu, va, tokius gamintis granai, nuo nulio, kaip galim pasakyti, savus, o ne pirktinius. Nes vis tiek, jie... Aš nežinau, kitokios, paniškai kitokios skonio, mes irgi visai kitokie. Tai labai skanu ir padažą tokį įdomų padariau. Tai su, kaip grietinės ir sviesto. Užteko beje grietinės. Tai ir dar įdėjau pievagrybių. Tai labai skanus gavosi visas marmalas ir visas patiekalas, labai. Sakai, tau irgi labai patiko? Man viskas skanus, tu parašai. O, tai reikia nepatingėti dažniau tokių pasidaryti arba pasidaryti daugiau ir išsišaldyti. Tai dabar irgi dalį dar užšaldėm. Pareis iš tikrųjų po skiepą matosi nelabai kaip jaučiusi, nes Varčias ir pramiegojo visą dieną, realiai nuo pat kaip grįžom. Ir net kai darėm valgyti, kur buvo ir mėsa, ir mėsos tas kvapas, nes aš ir atšildinėjau mėsą ir preskanavau, tai tikrai turėjau užuost, bet net nesikėlė iš guolio visiškai ir pramiegojo, pragulėjo, nei valgė, nei gėrė, nieko visai. Nelabai kaip jaučiusi, bet visą laiką po tos vakcinos, kiekvieną kartą taip sureaguoja, man atrodo vis tiek tas. Kaip ir žmogui, nereikia po vakcinos iš karto pult kažką daryti, reikia taip pailsėti. Šiandien, manau, ir atsisveikinsim. Ačiū, kad žiūrėjot šitą vlogą ir susitiksim rytoj. Iki.